Sveiki, brangieji, kaip ir dabar pradedu vėl naują vlogą, kas manęs nepažįsta, aš gyvenu Alytuje, mano vardas yra Loreta ir aš gyvenu 2 kambarių bute su šuniu Kiviu, neparodo niekas, ir su vyru. Vyras įprastai yra operatorius, o aš kaip ir šio filmo aktorė, ne autorė. Ir dabar pradedu su siuntiniais. Čia yra siuntinukas, pirmą kartą užsisakinėjau Shein. Čia irgi buvo kaip rekomendacija, nes norėjau nusipirkti vieną daiktą, tai prisipirkau daug daiktų. Smulkmenėlių visokių, kaip žinot, aš beveik neperku fizinėse parduotuvėse. Taip, kad čia tada yra pagrindinis daiktas, ten smulkmenėlės. O kaip gerai darome iškadavę, štai reklamuojasi parduotuvė Shein. Kadangi čia yra panašiai kaip AliExpress'as, bet pardavinėja neatskiri žmonės, o tai yra parduotuvė. Štai. O kas čia? Dar sagutę įdėjo, kad jeigu ką. Aha. Žiūrim. Čia kažkaip įdomiai, čia matot, štai tokios kelnes. Jeigu negerai nešiosis, tai pasidarysiu pižamą. Ne, iš tikrųjų čia truputį jaučiasi, kad sintetika ir aš tokia nesimiegočiau, nes suprakaituočiau labai. Štai dar tokia palaidinukė ir čia yra kostiumėlis toksai. O dabar kitas smulkmenas parodysiu. Čia plaukų segtukai, šiaip labai norėjau aš jų. Aš sugalvojau susigarbanoti truputį plaukus, o čia priekį, nes, žinot, kaip su tais yra ant tokių susuka, tokio kaip ir specialiai padaryto lanko, susuka ir čia prisega plaukus, kad neįsidarkytų su tokiais segtukais, bet mano dar plaukai labai trumpi, nes aš prieš porą mėnesių gal nusikirpau ir dabar gailiuosi ir auginuosi. Iš tikrųjų, mano kai kurie vlogo žiūrovai taip pat sakė, kad man gražiau ilgi. Jei nematėt mano kitų vlogų, galite pažiūrėti viršelius, kur aš buvau su ilgais plaukais. Kokiais plaukais aš tik nebuvau, ilgai, šviesiais ir visokiais kitokiais. Aš dabar žiūriu, kas čia. Nesuprantu, kas čia yra, nes viską pamiršau, ką užsisakiau. Čia kažkokia smulkmenėlė ir čia taip supakuota, kad tiesiog atrodo, kad labai lengvai dūžtantis. Tai štai yra tarp jų kažkas viduje. Štai. Čia tiesiog yra paakių kaukytės. Tai čia jos labai pigiai kainavo, nežinau kieno gamybos iš tikrųjų. Rašo tai angliškai. O iš kur parduotuvė aš net nežinau. Tai tų kaukyčių aš užsisakiau tikrai daug, nes jos labai pigios, o šiaip jos yra brangios. Ir man atrodo viskas. Taip, viskas. Tai va, parodžiau prekes. Tos kaukytės aš jums gal neparodžiau. Aš neatsimenu, kiek jos tikrai kainavo, bet čia įdėtas visas įpakavimas toks. Viduj galima irgi pažiūrėti, bet aš kol atsipakuosiu, tai bus neįdomu. Tai žinokit, aš net nepakuosiu, aš šiandien vakare galbūt pasidarysiu šitas kaukytes, užsidėsiu, tai pasirodysiu jums kaip vaiduoklis, bet Helovynas artinas, tai neįsigaskit. Visi ten bus vaiduokliai, nors aš to šventės nemėgstu, man jinai tiesiog nereikalinga, galbūt vaikam jinai patinka tik dėl kostiumų, dėl to, kad švenčiama su kostiumais įdomiais visokiais gražiais, visur tėvai dabar aprengia. Ir vaikai, aišku, gauna saldainių, tai irgi čia vaikams malonumas, nes, kaip suprantu, dabar labai tėvai žiūri sveiko gyvenimo būdo ir vaikams saldainių per daug neduoda, duoda labai minimaliai, nes iš tikrųjų cukrus yra nesveika. Tai va, pasimatysim vėliau. Na ką, dar nepabėgote, tai tada žiūrėkite toliau. Štai tas kostiumėlis, kaip laisvalaikio kostiumėlis yra geras, bet aš jums išduosiu paslaptį. Šitas kostiumėlis yra skirtas nėštukiams, dėl to šitas dalykėlis yra, nežinau kaip jis naudojamas, bet jis toks yra. Bet kadangi mano pilvas didelis, aš galvoju, kad man aptems ir truputį aptempia, tai reikės truputį pasilieklinti. Ir aš galvoju, jisai labai šiltas, žinokit.
Aš jaučiu labai, kad šilta. Ir aš va tai va turbūt skrisiu į Italiją, nes liemenė yra labai stora. Jinai yra kaip ir striukė. Ir man taip va Lietuvoje lėktuvo galėsiu nueiti. Bet jau Italijoje, kadangi ten 24 laipsniai, galbūt reikės tai va pasirasuoti rankovės, o šitą liemenę nusirengti. Tai va pasirodžiau su kostiumėliu. Jisai man visai gražus. Tai va dabar tokį turėsiu laisvalaikiui. Truputį, aišku, man truputį jisai didokas, nes, kaip ir sakiau, čia skirta neštukėms tempilvo didelio. Tai va taip atrodau ir dabar dar įsisigijau šitą sagutį. Ir kai dabar dar sakiau grįšiu, kai rodysiu kaukytės. Štai tos kaukės, jos lysta, todėl reikės man atsigulti, dabar va užvertus galvą, nes ką tik filmavom su vyru vlogą ir paskui sakau, aš pasižiūrėsiu, kaip aš jau sėdėjau. Pasižiūriu, čia ant žandų nuslydė, nu va dabar ne dar kremo čia to likę. Žodžiu, vyras sakau, pafilmuosi mane, sako, tai kad baisiai atrodo, norėjo pasakyti baisiai atrodai. Bet pasakė atrodo, nu tai nesupykau. Kai pasakė, taip ir tikiu. Sakau, bet tai, sakau, čia reikalingas dalykas, sako, reikia rodyti grožį. Tai va, tai grožį rodau, man gražu auksinės kaukės, bet reikia atsigulti, nes vėl jos nučiūrš man ant žandų. Tai va, pasirodžiau, pagazdinau, Helovynas prasidėjo, atidarytas. Taip, kad gazdykit kitus irgi su visokiam kaukiam. Stovime eilėje į lėktuvą, ne į lėktuvą, į laipinimo vietą, salę laukimo. Jeigu matėte per žinias, kad į Vilnių oro uostą įlaipinimas labai sudėtingas, nes labai daug žmonių, tai taip yra, bet jau ne taip baisiai, kaip rodė pačiom pirmomis dienomis, kai supriešino čia viską. Mes perėjome tokią į tą ilgą pasivaikščiojimą. Ir dabar esame duty free zonoje, išlaipinimą. Ir 15 minučių turėtų jau pradėti laipinti į lėktuvą ir skrisim į Italiją. Sulipom į autobusą, kuris nuveš iki lėktuvo. Autobusu į lėktuvą važiuojam, turbūt tolimam oro uosto kampe. Taip. stotyje. Traukinių stoties traukinys mus nuveš šito perono į Veneciją, o čia atvažiavo traukinius į mašiną. Mes jau kalbam, kad galima sėsti, kurią mašiną arba reikia nori. Arba nusipirkom bilietus, kad mums paskirta kažkuri mašina. Bet va gerai išvažiuoja šitas traukinys, tai atvažiuosiu paskui mūsų, nes greitai turi atvažiuoti. Ir važiuosim į pačią Veneciją, kur įprastai visi su tuo traukiniu, kur stotis yra prie pačios Venecijos. Buvau aš ne kartą, bet dar kartą pagalvosiu. Jau esame Venecijoje prie kanalo ir čia laukia visokios valtys motorinės. Ir turėtų būti gondolų, bet gal dabar šiuo metu niekas tiesiog neplaukia. Gondolos yra daugiau skirtos turistams, o ten paprasti laiveliai, tai žmonės taip keliauja. Čia vietoj automobilio plaukia valtim. Čia yra šita valtis, pažiūrėkit. Tai va tokiom įprastai plaukia į kitą vietą, kur reikia kažkur pasiekti. Nes visiškai nėra kelių, tik šaligatviai. Automobiliai nevažinėja. Na,
namuose, kai grįšim ne į savo namus, bet į sesers namus, tai parodysim suvenyrus, kuriuos pirkome. O dabar einam toliau. Dabar jau esame pačioje Venecijos gilumoje. Ir čia yra, pavyzdžiui, toks kanalas, tai gondola, kaip matot, stovi. Daug žmonių, labai reikia eilės laukti, atsistoti prie tiltelio, nusifotografuoti. Nes žmonės visi randa geresnę vietą ir fotografuojasi. Tai va. O aš žiūriu, ką čia parsivežti namo, nusipirkus čia. Keista, kad yra labai daug suvenyrų, kuriuos gamino kinai, bet yra su Venecija tada. Jie gauna iš kažkur nusipirkti, matyti iš Kinijos nusiperka ir pardavinėja pačioje Venecijoje. Dabar mano kasė pabėgo, tai mes einame. Dabar dar esame šioje tokioje vietoje, Venecijoje, čia apsižvalgykite truputį. Ir va ten didelį įspūdį daro, kad žmonės kieme džiauna skalbinius. Senamiestyje jie dar ant stogo, kur ant stogo sodas, pasižiūrėkit ir tą. Daržus auginasi, oranžerija, kaip čia pavadinti, nežinau net. Tai va čia, kad buvo šitie dalykai įdomus, tai dėl to čia ir sustojom jums parodyti. Dabar mes esame parke, taip pat vis dar Venecijoje. Ir čia yra parkas toks kaip botanikos sodas. Visokių karališkieji sodai vadinasi. Ir čia yra labai gražu, kaip pamatėt. Ir man dar gražiau negu botanikos sodas Lietuvoje, nes čia augalai suderinti ir nėra laisvos vietos, kur niekas neaugtų. O kur jau niekas neauga turbūt, padaryta tik tai ten takeliai, vaikščia žmonėm. Padaryti suoliukai mes truputį čia radom ir pavėsyje, o ten, kur tarp visokių augalų suoliukai yra, tai ten vien susėdė visi žmonės. Tai va, o dabar sakiau parodysiu namie, kai būsim suvenyrą. Ne suvenyrą, daiktą, kurį pirkau čia Venecijoje. Tai štai tikros odos, toks mažytis rankinukas, jisai va taip prasidaro. Ir va toks nedidelis, čia telefonas, raktai, piniginė. Ir dar yra kažkoks atskiras tas. Ir jisai gali būti ir su trumpa rankena, o čia gali būti su ilga yra. Ir jinai truputį va dar galima pasiilgyti. Jisai tokia, kaip čia. Ne, jau aš įsitrumpinau pasiilginą, tai va taip. Tai va, visai patenkinam nes už 30 eurų va tokį rankinuką, kuris yra tikros odos, bet man atrodo, kad šitas ne iš tikros. Tai va, viskas, eisim dabar jau pailsėsim truputį parke, keliausim pro gražų į tiltą, į traukinių stotį ir važiuosim kaip ir ne į savo, į sesės namus, kadangi keliaujam pas sesę, atkeliavom pas sesę. Bet tuo pačiu ir nukeliausim ir į Romą. Čia Venecija, nuo mūsų oro uosto, į kurį atskridome, buvo labai netoli. Taip pat sesuo gyvena miestelėje, kuris nėra toli, jisai vadinasi Vicenza. Ir ta miestelė jau kažkada jinai gyveno ir aš taip pat buvau, bet tai gal buvo prieš 10 metų, gal daugiau, 15 metų, prieš 15 metų. Ir dabar vėl sesuo gyvena Vicenzoje. Ir dabar atvykau vėl aš pas ją ir su vyru kartu. Tai važiuosim nebuvau kur, tai Romoje ir šį kartą savaitgalį važiuosim į Romą. Sveiki, dabar yra šeštadienio rytas. Pažiūrim kiek valandų, kur tos valandos. Pamečiau laikrodį. Štai. Aš, pavyzdžiui, nežiūriu, todėl pažiūrėsiu į laikrodį pusę šešių ryto. Ir aš jau atsikėlus ir visi toj kelsis ir važiuosime į Romą. Būtent mes esame Vicenzoje, o važiuosim į Romą pasižiūrėti. Romos aš niekada nebuvau, buvus pas sesę čia 2 kartus, buvus Venecijoje jau, bet dar nebuvau niekada Romoje. Dabar važiuojam autobusu
traukinių stotį, kur iš traukinių stoties važiuosime į Romą. Todėl dabar turiu atsisveikinti su jumis, nes Roma bus kitame vloge. Vėl taip pat pakartosiu visus, ką